Šiuo metu mes esame pačiame Vilniaus centre. Už manęs matosi Rotušės aikštė. Gaila, oras nėra labai palankus filmavimui, bet ką padarysi, tenka susitaikyti ir su tuo. Ir šiandien aš jums noriu parodyti mano naują parduodamą butą, kuris yra štai šitame name, Vokiečių gatvės 1, 3 aukšte, kurį netrukus eisime apžiūrėti. Keliaujame. Šiuo metu esame viename iš buto kambarių, tai yra miegamasis, tai yra mažesnis buto kambarys. Pro šio kambario langus matosi visas Vokiečių gatvelės kiemas, vasara tikrai puikus žalias vaizdas. Atkreipkime dėmesį, kad šitame bute yra aukštos lubos ir tai suteikia butui daugiau erdvės, jaukumo. Aišku, butui reikalingas kosmetinis remontas, gal ir net ne kosmetinis, rimtesnis remontas, tačiau vis tiek šitas butas turi savo šarmą, senamiesčio šarmą. Apžiūrėkime didžiausią šio buto kambarį, svetainę. Svetainė turi labai jaukų balkonėlį, kuris išeina į šį kiemą ir reikime pasižvalgyti. Puikus vaizdas, ypač rytais, nes tai yra rytinė pusė, čia saulė atsisuka rytais. Esame 3 buto kambaryje, kurio langai yra į Vokiečių gatvę, į Vokiečių gatvės skverą ir pasižiūrėkime, kokį čia mes turime vaizdą. Šiuo metu esame Vokiečių gatvės kiemelyje. Štai taip atrodo namas iš šitos vidinės pusės. Butas yra 3 aukšte, dalis langų yra iš šitą pusę. Na, o čia yra šio kiemo vaikų žaidimo aikštelė. Toks jaukus kiemelis vaikams.